Nebėra mašinų. Pavogė mašinas. Ne, aš šiaip jeigu rimčiau, treniruotę varom. Sveiki atvykę į Lik Drift. Varom pasižiūrėsim, kaip sekas krauti. Ką, Nedo Krekždį užkrovėm, Klaudijų Sėdėvim užkrovėm, Luko sedaną kraunam. Gerai, dedam kameras, einam kažką daryti, padėti, mąstyti. Taip, bet jisai jeigu Einame pas Klaudijų. Pakomentuok mums trasą. Ką pamatei gerą? Ką gero? Ką gerą? Sunku bus. Sunku bus. Kaip posakiai? Slidus, apsnigti, apledėję. Lukas sakė, vienas sunkus kažkoks. Jo. Ane? Įdomu bus čia. Ane? Pažiūrėsim, kaip seksis. Atėjom pas mūsų poną mechaniką Martyną. Kas Martynai sedanui, ko su kaprizais? Labai prakaituoja. Prakaituoja? Taip, iš apačios biškį prakaituoja. Ai. Bet nieko baisaus. Viskas bus gerai. Vadinas bus gerai. Jei ką, sutvarkys. Sutvarkys. Nu, grįžo vienas iš vairuotojų. Ką papasakosi? Įdėjom per trumpą reduktorių. Visi posūkiai gražu, viskas taip gražu su stabdžiuku. Šito neįmanoma. Tai išvada tokia, kad bandysim, gimdysim ir duok dievę. Dar važiavimų liko. Eisim Nedą pašnekinti, bet Nedas labai nirtingai šnekas dabar. Tai truputį vėliau. O kur Klaudijų šiaip? Oho, einam pas Klaudijų. Jeigu būtų trasa vakar nukasio nerytė, tai gerai būtų buvę. Bet šiaip tai neblogai. Įdomi trasa tokia. Vietom ledas, vietom vanduo. Kiekvienas ranas vis kitoks, žinai, nėra vienodų. Nieks nebėga, nieks nekaista. Važiuoja. Pravažiavom 8 treniruočių važiavimus. Kol kas viskas kol kas sekasi gerai. Teisėjai patvirtino, kad važiuojam į trasą, kaip jie maždaug norėjo. Nežinau. Yra dar keletas klaidų, labai yra sunki trečia zona, nes reikia labai tiksliai pataikyti į ją, kad pilnai ištempti be korekcijų. Toliau nežinau, reiksės važiuoti dar šlifuoti savo klaidas, kad kvalai surinkt gerai taškų ir būtų po to lengviau.
Prieakis gerai, gal tik reduktorius reiktų ilgesnio, pritrūko biški, neužteko redukcijos. Su varikliu viskas gerai, nekaista, važiuoja tvarkingai. Va reiktų pasireguliuoti gal truputį dėžę ir reduktorių ilgesnį pasidaryti ir manau viskas gerai bus. Patenkinti rezultatais, 0 gavom. I'ma pull up to the club with tequila in my cup. Pull it Tikrai smagu buvo, tikrai linksma, nuotaikos geros, kvalifikacija praeita, koks ir buvo tikslas. Top 32 susitikom su Oskaru Juodžiu, ir kaip ir aišku, kas toliau jau įvyko. Tai tiek, buvo smagu, ačiū. Iki sekančių. Lithuania!
Tai žodžiu, praėjo mūsų eko drift antras etapas. Kregždė pradėjo šį kartą pirmą pasidavinėti iš 3. Treniruočių pabaigos nesuvažiavom, nes pradėjo mesti velenėlio padėties klaidą ir tiesiog važiuojant ant laisvų gesint. Ir dar negana to, atvažiavus į pitus, pasukus vairą, tiesiog plyšo vairo stiprintuvo šlangą. Tai buvo reikalų pritaikyti kitą, bet ačiū mechanikam ir kas padėjo. Ačiū visi, kurie pasisiūlėt padėti. Ir šiaip netaip pritaikėm, tai šios dienos rezultatas top 8, nusileidau vertam priešininkui Oskarui Juodžiui, žmogus tikrai turi daug patirties, semiuosi iš jo kaip važiuoti ir nežinau, mokinamės toliau, sugrįšim stipresni kitais metais ir pasiruošim, kad kitą kartą liktų tik pilt kurą, keist padangas ir važiuoti.